Sveiki, čia Valinsas Balsevičius ir tęsiu temą apie armavimą. Tai aptarsiu armatūros savybės, lenkimo spindulius, savos formos lankstinių kūrimą ir tam panaudosiu koloną. Tai einu į pirmą aukštą. Ir pirmas dalykas, kas kartais atsitinka armuojant plane, tai pasirenku komandą armuoti ir nesigauna armuoti. Matosi, kad neatsiranda apsauginiai sluoksniai, reiškia, negaliu dėti armatūros. Bent jau vienas iš požymių. Ne? Tai taip yra todėl, kad aukšto plano lygis, jisai nekerta kolonos. Tai jeigu nueisiu į pjūvį, tai čia yra lygio plokštuma, lygio linija, o mano kolona yra nuo jos ir prasideda, tai jinai praktiškai nepjauna mano kūno. Jeigu aš padaryčiau kolonos tūrį žemyn, nuleičiau šiek tiek, tai jau aukšto plokštuma įkirstų. Ir dabar, matome, ir štrichavimas atsirado iš karto. Ir dabar jau kuriu armatūrą ir galiu jau kurti armatūrą savo kolonai. Tiesa, su gembėmis taip nėra, nes jas čia tik tai vaizduoja, nes jos aukštai kažkur, kadangi pjauna elementą, tai jas irgi rodo, bet šiaip jų čia nelabai suarmuosime šitame vaizde, reiktų eiti į kitą vaizdą. Arba dabar galime naudoti priešingą atveju, jeigu kolona nėra žemiau mūsų aukšto lygio, tai galime naudoti šitą far place ir tada galėtume armuoti savo elementus. Far cover reference, ne? Tada galėtume naudoti armatūrą net ir nepažeminę tos kolonos, kaip aš padariau. Bet dabar jau, kadangi kerta koloną, tai galiu armuoti kaip ir anksčiau, pasirenku skersinę armatūrą, tiesiog ją sukuriu pagal pasirinktą taisyklę, ne, koks ilgis, armatūros diametras, tiesiog sukuriu tą elementą ir dabar sukursim dar papildomai išilginę armatūrą, kad turėtume kažką, pasirenkam fixed number, pavyzdžiui, 3 vienetus ir lygiai dydį armatūros pakeisiu, 20 ir dabar galiu, tarkim, pasirinkti statmenai arba lygiai rečiai savo apsauginiam sluoksniui. Tai sukuriu čia 3 stripus, čia 3 stripus ir dabar tokį Autodeskas rekomenduoja bent jau metodą, pavyzdžiui, sukuri 3 stripus, tačiau man čia reikia vieno, ne? Tai iš tikrųjų galima, pavyzdžiui, padaryti taip, kad išjungti pirmą ir paskutinį stripą ir, tarkim, liko tik vienas stripas. Tai čia panašiai kaip su to edit bars ir praeitam video, kur kalbėjau, edit bars ir paslepiam pirmą, ir, kuriuos norim stripus iš stripų rebar seto. Ne? Arba tiesiog galima susikurti vieną stripą. Tai tiesiog tokia galimybė yra išjungti kraštinius stripus su paprastom varnelėm. Galbūt bus jums situacijų, kada pravers ir tiesiog nukopijuosiu į kitą pusę tą stripą. Tai dabar turiu šitus stripus, reikia sujungti ir šitus stripus. Tai tam aš galėčiau nubrėžti armatūrą taip, tačiau nubrėžti irgi čia taip lengvai nenusibrėžia, paskui vis tiek tos atstumus reikia reguliuoti, todėl aš tiesiog pažymėsiu šitą, padarysiu rotate, čia yra pažymėta copy, reiškia sukursiu naują elementą ir paėmę su šito taškiuko jį paslinksiu su pele į kitą vietą, į naują susikirtimų šitą vietą. Ir tada paspausiu ant ašies, kad nurodytų nuo kur iki kur aš jį noriu pasukti. Tai kem 5 laipsnius sukuriu šitą stripą. Ir čia galiu įvesti atstumą, kokio, tarkim, bus dydžio mano segmentai šitie A ir B. Ne, mano šitas armatūros stripas. Taip, pabandysiu kažkaip taip, padarysiu move. Čia tiesiog čiupau su pele ir paslinkau, ar ne? O dabar su move komanda dar paslinksiu tiksliau iki ant ašių, sulygiuoju. Ir dabar kaip čia atrodo tas mano stripas.
tai kaip ir, nežinau, nepavyko man čia sulygiuoti, gal ta kryptim. Va šitas turėtų jisai būti čia kažkur. Kaip keistai. Tai va, tai turiu dabar tą irgi armatūrą sukurtą. Šiaip vienas dalykas dar yra, jeigu, tarkim, priartėjimo būdu nežinočiau to atstumo, kokį reikia vesti, ne, aš įvešiau kokį nors 242, kaip ir neblogai atrodo, tačiau atkreipkite dėmesį, kad skliaustas rodo 240, tai reiškia ir į kiekius nukeliaus 240. Tai tokiu atveju aš stengčiausi iš karto susimodeliuoti tokį, koks bus mano kiekių lentelėje tas dydis. Iš kur atsiranda šitas apvalinimas, tai yra, tarkim, jūsų gamybos pajėgumai, tarkim, ar ne, 242 niekas nekuria tokios armatūros, ne, tarkim, kas 5 mm galbūt yra žingsnis modulis, kas 10 mm, todėl, nors nežinau, gal ir yra 242, tai tada kur galima tai pakeisti? Galima nueiti į konstrukcijų įrankių juostą, į armatūros nustatymus, ir čia yra armatūros apvalinimas. Ir va yra ilgis, bendras ilgis, tai yra šitas bar length, ar ne, iki kiek apvalinasi, koks yra modulis. Tai jeigu noriu, kad 242 būtų, tai turėčiau pasirinkti šitą, kitu atveju galiu kažkokį tai kitą žingsnį nurodyti, ne, ir tada apvalinsis iki tokių matmenų. Tai paspausiu OK. Ir dabar šitą armatūrą turėtų būti, na, vis dar, aišku, čia 242, bet 240 tiksliau apvalinasi, bet taip man šiuo atveju ir tinka. Aš pataisysiu iki 240, kad būtų lygiai. Ir pasižiūriu, ar man tinka tas atstumas iš tikrųjų 240, jeigu taip suapvalins ir taip pagamins, ar čia tilps mano armatūros stripai, ar ne. Nu tai va. Dabar man reikia nubrėžti dar va šičia, kadangi apačioje čia kažkokia tai ar plokštelė ar inkariniai varžtai kolonai įtvirtinti bus ir bus kažkokie stripai, galbūt kažkas maišysis ir reikia tokie, tarkim, netiks šitas armatūros, reikės papildomų armatūros stripų. Tai nubrėžti reikia savo formą stripą, tarkim, man pasirinku vėl rebar ir dabar aš noriu tokius tiesaus stripo su užlenktų 90 laipsnių kampu ir 135 laipsnių kampu. Kaip tai padaryti? Visų pirma, pasirenkam diametrą savo skirstinį armatūrą, 8, tarkim, current work plane, parallel to view, ir dabar kuriu tiesiog tiesų stripą. Ir okay. Tarp kitko, dabar šokinėja ir man sunku čia padaryti, kad jis būtų vertikalus, aš noriu būti, nepataikau kažkaip su pelenė, bet va čia labai lengvai sukuriu. Tai ką galima padaryti? Atsistoji taip ir paspaudus shift, gali slankiot ir jisai bus suorientuotas pasigavęs tam tikrą paviršių, ne, kurį buvo pasigavęs prieš tai. Tai vat, tokiu būdu aš lengviau galiu pasirinkti savo strypą ir rasti jam tinkamą vietą. Ir dabar, kai sukūrėme strypus kiekvieną kartą, savybių lange yra toksai parametras style. Ir čia yra standard, o jeigu pažymėsiu šitą, jisai automatiškai buvo stirrup. Jo, tai yra dėl lankstinio tipo. Ir ką aš dabar, kai noriu, kad čia būtų skersinė armatūra, man reikia, kad jis būtų stirrup dėl lenkimo spindulių. Tai todėl aš pažymėjau šitą, visų pirma padarysiu edit sketch ir pakeisiu šitą stilių į stirrup tie. Ir taip pat, beje, iš karto galiu pridėti užlenkimo galus tipą. Pasirenku, kad apačioj bus, pavyzdžiui, stirrup tie 90. Tarp kitko, nuo šito pasirinkimo priklauso kablių tipai, kokius galime pasirinkti. Tai čia skirti yra surišimo armatūrai skirti kablių tipai. O jeigu būčiau pasirinkęs standard, tai matytumėt, kad čia galiu pasirinkti tik tai standard. Ne? Tai grįžtų vėl prie stirrup, o reikia vėl iš naujo pasirinkti 135 ir 90.
Tai taip. Tada iš kur tie armatūros tipai atsiranda? Jie yra, gal pirmą užbaigsiu, kūrimo funkciją, pasižiūrim, kaip atrodo. Čia užlenkta taip ir čia užlenkta taip. Tarp kitko, edit sketch, kai yra šitie mygtukai gali užlenkti į kitą pusę. Tai jeigu jums netyčia užlenkia kažkurį į kitą pusę, tai galit paspausti šitą ir bus užlenkimas, galėsit pasirinkti į kitą pusę užlenkimą. Ir taip, iš kur tie kabliai atsiranda? Kiekvienas armatūros tipas turi savo užlenkimo, apskritai lenkimo spindulių ir lenkimo kablių ir užleidimo nustatymus, tarkim, ir dar kitų nustatymų. Tačiau va čia pasižiūrėjus šitam tipui, būtent 8500S armatūros tipui, čia yra armatūros diametras, čia yra lenkimo diametras standard stiliaus stripams, ne? O skersinės rišamosios armatūros lenkimo diametras bus šitas, tai yra lenkimo kaiščio diametras. Tai yra 4 stripo diametrai iki 16 armatūros, ne? 16 armatūra vis dar 4 diametrai, o paskui jau 7 pasidaro. Tai čia Revite bent jau taip nustatyta, tačiau gali pakeisti šitas reikšmes, jeigu dėl kažkokios priežasties tu nori lenkti kitokių diametrų. O čia ties kabliais, koks bus lenkimo kaišio diametras, tai tarkim šiuo atveju taip. Ir paskui kablių ilgiai, ne, užlenkimų šitų. Tai matome tam tikrą tipą skirtų surišimo armatūrai ir pagrindiniai armatūrai, kokie galimi kabliai. Taip pat čia kokie bus atstumai, hook length, tangent length. Šitus patarčiau pasižiūrėti Revito helpą. Tai paspaudus F1 atsidurime rebar hook length parameters, ar ne? Ir va čia yra paveiksliukai detalus, kur yra išaiškinta, kas yra čia per ilgiai ir kas yra per kabliai. Tai čia galite detaliau susipažinti, kas tie atstumai yra. Ir galima išjungti, pavyzdžiui, kad automatiškai neskaičiuotų, įvesti savo reikšmes ir tokie ilgiai kablių bus naudojami jūsų šitam armatūros tipui. Jeigu jums reikia dar daugiau pasirinkimų kablių tipų projekte, netinka standartiniai, galite nueiti prie families, structural rebar, pasirinkti rebar hook, pasirinkti kažkokį tipą, tarkim šitą, daryti duplicate, pasikeisti jo savybės, ne, ir tiksliau pavadinimą ir savybės, ne, kokie čia, tiksliau čia savybių nesikeisite, bet prie armatūros dabar jau šito turėsiu pasirinkimą, va šitas ir galėsiu papildomus nustatymus. Tai čia toks, kad tiesiogiai jo negali naujo tipo sukurti, bet gali susikurti per projektų medį. Lygiai tą patį gali daryti su kitom šeimom, susikurti tipą per projektų medį. Tai dabar susikūrėm savo armatūros naują lankstinį ir jisai gavo naują pavadinimą, rebar shape 1. Tai pavadinimą pakeisti vėl mums reikia eiti į projektų medį, rebar shape susirasti ir rebar shape, ne? Ir galime pervadinti tiesiog 2 kartus su pauze paspaudžiu. Įvesiu, tarkim, S1, ne? Ok, tegu būna S1 pavadinimas. Tai pasiaiškinom keletą savybių, susikūrėm keletą stripų. Jeigu pasižiūrėsim į pjūvį, dabar aišku, mano išdėstymas, aš čia turiu tik tai šitą stripą, ne, galbūt tai galėtų būti number with spacing ir pasakyta, kad aš noriu turėti 3 stripus po 50 mm kažkokioje tai zonoje, ne, arba šitus galbūt norėčiau šitus stripus norėčiau pradėti nuo aukščiau, ne, tai galiu daryti edit constraints, pasižymiu, kad nuo apačios atstumas ir turėtų būti, tarkim, -200, ar ne, tik nuo čia pradėsiu, tarkim, nes trukdo kažkokie tai inkariniai elementai galbūt ir taip toliau. Tai vienu žodžiu taip galim dirbti, susitvarkyti savo
kolonos armatūrą, jeigu mums ten, tarkim, jeigu čia būtų monolitinė kokia kolona, galbūt šitie stripai turėtų būti, galiu paimti už varnelės, galiu pažymėti visus šitus, tarkim, strypus, pasižymiu, tada shift laikau užspaudęs atžymiu kolonas, tai pažymėti dabar dar galiu pasižiūrėti per filtrą, ką pasižiūrėjau, dar ašį netyčia pažymėjau, pasiliksiu tik stripai ir dabar pažymėti tik tai pagrindiniai šitie stripai 20 ir galiu visiems iš karto padaryti edit constraints ir pažymiu šitą viršutinę jų plokštumą, pažymiu tiksliau kolonos viršų ir sakau, pavyzdžiui, 500 turėtų būti. Tai mano visi šitie stripai dabar iškeliauja į viršų ir galiu nuėjęs į 3D vaizdą, apžiūrėti, kaip mano armatūra atrodo. Tarp kitko, 3D vaizde matau tik tai linijas. Kodėl taip yra? Todėl, kad nuo turbūt 24 ar kurio čia Revito padarė, kad armatūra prie coarse detalumo ir prie medium rodoma linijomis, o prie fine rodoma iš karto visas armatūros diametras. Tai va, mūsų armatūra dabar taip atrodo. Jeigu mums reikia armatūros šituose vietose, tai vėl mes pasižymim, tarkim, koloną, spaudžiam rebar ir mums reikia specialios formos, tai tada vėl pasirenku armatūros tipą ir šį kartą jau spaudžiu sketch bar iš karto, nes brėšiu specialios formos strypą, pasirenku kaip ir elementą, kuriam bus skirta šita armatūra. Ir tada nubrėžau savo armatūrą, Tai brėžiu nuo čia, iki čia, iki čia, iki čia, tarkim, ir važiuoju žemyn per kažkokį atstumą. Matau, kad diametro likitai spinduliai tokie didžiuliai. Tai kas galėtų būti, tai kad aš pasirinkau standard strypas ir jo yra nustatytas didelis lenkimo spindulys. Tai vat klausimas, ar tai yra mano blogas šitas armatūros lenkimo spindulys netinkamas, ar tai turėtų būti prie stirrup stripų. Net nežinau, kaip čia logiškiau. Arba galima, jeigu netinka, jeigu norite išlaikyti viename tipe ir tokią, o kitame tipe turėti kitokį lenkimo spindulį. Pavyzdžiui, galėčiau padaryti 8 armatūrą, čia yra pavadinimas tipo, o ne diametras, tai galiu parašyti gembės, tarkim, 8 tipo gembės armatūra ir tarkim, čia pas mane bus irgi 32. Tai galėčiau ir tai pasidaryti, arba tiesiog naudoti šitą tipą, kurį prieš tai turėjau, tačiau pasirenku, pavyzdžiui, čia yra stirrup tie, armatūros tipas ir mano lenkimo spinduliai ateina iš tų parametrų. Ir turiu šitą formą strypo, dabar spaudžiu užbaigti ir turiu savo vieną elementą, kuris yra su tokiom vertėm. Tarp kitko turbūt blogai čia nubrėžiau, galiu pasidaryti edit constraints, pasirinkti šitą, pavyzdžiui, paviršių ir įvesti, kad, pavyzdžiui, -100, turėtų būti į tą pusę ištemptas, čia, tarkim, apsauginiai sluoksniai nežiūrėsiu šiuo atveju, paspaudžiu taip pat galiu pasižiūrėti į naujo savo, tarp kitko, jisai rado tokią formą, nubrėžiau ir jisai rado, kad aš turiu tokį lankstinį. 31 mano lankstinys yra tokios formos. Įsijungiam ir iš tikrųjų tokios formos lankstinys yra. Tai labai gerai. Galime, pavyzdžiui, kurti kitą armatūrą ir vėl, tarkim, surasti kartais tašką galime, kur norime, arba galime kopijuoti, kaip mums labiau patinka, ir sukurti kitą armatūrą čia. Lygiai taip pat mes galime ir šitus strypus pasikopijuoti, ištampėti kitame pjūvyje, ar jeigu reikia mums čia dar papildomų skersinių, arba reikia stripų čia, tai pasidarome pjūvį ir vėl kūrėme sekančius stripus. Šitas, tarp kitko, dabar, jeigu pažiūrėti, tarkim, kad ir 3D vaizde,
Jisai kažkur yra per vidurį, nes mes tiesiog taip sukūrėme. Tai jeigu aš pasirinksiu, pavyzdžiui, number with spacing, bus į tą pusę, ne, tai pasakysiu edit constraints, tada pasirinku, pavyzdžiui, šitą gembės plokštumą ir sakau, tarkim, -50. Čia turėtų prasidėti ir, galbūt tai geriau daryti plane, bet tarkim, čia turėsiu 4 stripus po 100 mm, kadangi kolona 500 turbūt yra 400, tai čia turiu 100, 100, 100, po 50 iš kraštų turėčiau, jeigu ta gembė būtų vienodo pločio su kolona. Tai bet supratot mintį, vienu žodžiu, tiesiog nusistatome, kur ta mūsų kolona turi būti, kur mūsų stripai turi būti. Šiuo atveju apskritai turbūt čia nėra labai gerai, nes čia kertasi su pagrindinė armatūra, gal čia turi būti kažkaip taip ir edit constraints, jeigu nuo čia -5, pavyzdžiui, kad nesikirstų ir kažkoks tai tas atstumas gal turėtų būti kitoks, ten 80 mm ar panašiai, ir tada mūsų ta armatūra būtų sukurta. Tai va taip keletas tokių dalykų apie armatūrą, kitose paskaitose tęsim toliau.